kamuoliu. Man tai žaidėjas be jokio ryškesnio trūkumo. Puikiai gynasi, gerai verčiasi abi pusės, net neblogas yra metikas. Ir čia ir jo labai geras perdavimas Laurynui Biručiui. Ir dabar gražiausi pirmosios rungtynių. Desperatiškos situacijos reikalauja tų desperatiškų sprendimų. Matysim, ar pasiteisins Stenionio išleidimas į aikštę, Birutis iš viršaus. Sitarė, kas turi žengti anksčiau baudos aikštelę ir... Mičelas ima kamuolį puolime po Lekavičiaus netaiklaus metimo. Kalaitzakį laužė, bando nusistumti, graži verpstė. Asmeninės pražangos pakoregavo žalgiriečių rotaciją ir Mičelo pridėtas dvitaškis. Brazdeikis atžengia atgal ir nusimeta kamuolį metui Mičelui. Mičelas prieš Lipkevičių. Sudėtingos ir taiklus meto Mičelo metimas su... Pranoksta, matom, prieš tai Kalaitzakį, dabar atakavo Lipkevičių ir vėl tą padarė labai... Francisko, Sirvydis, Giedraitis, Butkevičius ir Smailagičius. Ir pastarasis gauna kamuolį baudos aikštelėje bei verčia taškus. Taip, po ketvirtadienį su Šilute 16 taškų 11 atkovotų kamuolių 21 balas. Tad Bieliauskas, kaip nekeista, irgi po dvigubos savaitės, tik ne Eurolygoje, NKL ir čia Bieliausko pirmieji taškai jo LKL karjeroje. Francisko viską sukūrė, lindo į tarpą ir sugriovė Lietkabelio gynybą. Maldūnas apgauna Bieliauską, bet gerai juda Bieliauskas ir sutrukdo. Na, manau, kad kosminis Francisko greit netgi stabtelėjo, atrodė susikeitimas ginamaisiais. Bet iš karto, kai netaiko Stepato, Lietkabelis dviese, ateina pastinka Francisko ir čia. Martynas Varnas atsako savo dėjimu, na tokiu taip pusiau dėjimu. Uždėjus kamuolį ant lanko. Wow, koks Francisko stoikumas. Vieno tritaškio šiose rungtynėse. Žalgiris vis dar nėra pataikęs ne vieno tritaškio. Bieliauskas ima kamuolį puolime. Ir čia koks Valomas. Wow. Yra Tajusas Etniai. Tiesa, Tajusas Etniai yra dievas. Žalgiriečiai be tritaškių. Sukrapštė vos 30 taškų. Ir čia kaip staigiai išleidžia kamuolį Sirvydis ir nespėja rankos pakelti Kalaitzakis. Tik pirmieji Deivido Sirvydžio taškai, neatsargus Bičkauskio perdavimas. Butkevičius dalinasi kamuoliu su Sirvydžiu. Kaip gražiai Sirvydis. Taip, kad tiesiog jis nepasiekė Francisko patogiai. Silvenas Francisko pataiko pirmąjį Kauno Žalgirio šių rungtynių tritaškį. Išsinešė tą 8 taškų pranašumą. Save bet Lietkabelis. Rupštavičius stringa tarp dviejų varžovų ir galiausiai klysta Mantas Rupštavičius. Francisko Mičelui. Mičelas atžengia atgal ir pataiko savo vos. Liko Menegas ir Giedraitis ant suolo. Lyginant su tais, kas pradėjo rungtynes nuo pirmųjų jų minučių. Ir vėl Butkevičius kišteli ranką, gera gynyba, vėl klysta Mantas Rupštavičius atlikdamas perdavimą. O, fantastika. Aš mėgstu daug, kad tikrai gautų už dyką arba už labai mažą kainą. Ir čia Francisko įsisiautė. Pergudrauja tiesioginį varžovą. Čia ne visai tikslus perdavimas, bet sekasi geriausiai. Ir pats Birutis purto galvą grįždamas išmuša kamuolį Kalaitzakis Brazdeikiui, bet Brazdeikis tęsia ataką. Brazdeikis po driblingo 3 taškai. Statiška Žalgirio ataka, atrodo nieko nesusikūrė. Labai dažnai derintis su nugarinė užtvara. Žaidžia 7bet Lietkabelis. Kalaitzakis neužtikrintas metimas ir Lipkevičiui stoką išrašo Alinas Smailagičius. Ir vėl atrodė, kad viską neblogai padarė panevėžiečiai. Čia viską labai gerai padaro žalgiriečiai. Dabar Andrėja Trinkieri. Rungtynių nebaigė dėl 2 techninių pražangų. Lietkabelis nebaigė atakos dėl prarasto kamuolio, tačiau žalgiriečiai greitame puolime taip pat buvo vienas Žalgirio lyderių. Tai nuostabios buvo jo abejos nuostabios rungtynės. Karjeros rekordas ir po kelių dienų naujas karjeros rekordas ir dabar sekmadienį pataikytas. Toli išeina Stepanovičius, tačiau spėja grįžti prie Lauryno Biručio, kuris žaidžia nugarą į krepšį. Sunku pastumti tokią uolą kaip Stepanovičius, bet Birutis